Tai labas vakaras. Atveriame savo širdžių vartus, širdžių kanalus. Atveriame savo širdžių sąmonės ar tiesiog sąmonės visomis 7 kryptimis, viršų, į apačią. Susijungiame su kristaline Gajos širdim. Kristalinė Gajos saulė. Tai yra labai labai stipria ateities energija. Per ją susijungiame su visa ko šaltinio begalybė. Į viršų taip pat susijungiame per visas saulės, per visas galaktikas ir visatas su visa ko šaltinio begalybė. Į priekį, į nugarą, į dešinę, į kairę. Susijungiame su visa ko šaltinio begalybė ir į vidų, iki pat nulinio taško, iki pat šaltinio begalinio, išsiskleidusio, besiskleidžiančio amžinai begalybėje, amžinybėje, beribiškume. Ir savo širdies vartu, savo širdies portalą, savo širdies šitą aktyvų komunikacijos patyrimo veikimo kanalą sulygiuojame ir sujungiame su visais organiškais, kosminiais ir žemės vartais, kurie veikia, dirba, aktyvuojasi palaikyti žemės evoliucijos, žemės pakilimo procesų, naujos realybės kūrimo proceso, netgi ne naujos realybės, o naujų realybių. Ir susilygiuojame su savo aukščiausiomis trajektorijomis, savo labiausiai išplečiančiomis trajektorijomis. Ir renkamės tai, kas tikslingiausia, tai, kas aukščiausia, tai, kas mus labiausiai išplečia. Ir leidžiame savo pajausti tą didįjį save, didžiąją save, tą beribę save. Kurios tik nedidelė dalis yra čia, sufokusuota šitoj fiziniai materijoj. Ir susilygiuojame su savo ateities energijomis, savo ateities aš. Ta, kuri jau patyrusi šią evoliucinę kelionę, ta, kuri jau žino, kaip tos patirtys ėjo, kur jos vedė, kuri pasiekusi jau tuos tikslus ir tas intencijas, kurias šiuo asmenybė ir ne tik asmenybė ir sąmonė yra išsikėlusi šiuo metu.
Tai mes dabar pakviečiame, pritraukiame tas ateities aš, ateities savęs energijas į dabar ir sujungiame tos vartus į vieną, suliejame. Ir leidžiame tai ateities aš sąmoniai perrašyti ir perkloti mūsų dabarties aš. Ir praeities save, kiek dar savyje nešiojamės praeities energijų ir dabarties energijas leidžiame, kad jos būtų perrašytos. Tarsi magnetinė juostelė senais laikais būdavo, kad užrašai vieną muziką, ant viršaus gali paskui užrašyti kitą. Tai va tokiu principu, kad užsirašo, persirašo iš naujo. Galbūt dabar šiuo metu dabartinis aš turi kažkokių abejonių, o ateities aš jau žino, kaip tos abejonės išsisprendė, nes jau patyrė tas patirtis. Ir dabar tiesiog abejonės perrašo vidiniu žinojimu, tikėjimu, užtikrintumu. Ir dabar įsisukame savo vidinę kryptimi į vidų, įsisukame tarsi tokia spirale. Ir pajaučiame, per kokias erdves praeiname, kokias energijas prajaučiame. Ir tuomet leidžiame savo ateities aš širdies rautui nuvesti mus ten, kur dabar tikslingiausia. Galim vėlgi pajausti, kaip atsiveria kažkokia nauja erdvė, ar atsidaro vartai, ar praeiname tarsi pro tokį portalą. Ir atsidurėme priešais tarsi tiltą. Nenoriu, kad per daug nukryptume į vizualizavimą. Tai gali atrodyti kaip tiltas, gali tiesiog būti tam tikro vibracinio dažnio juosta. Kuri mus kviečia susilygiuoti ir patirti. Juosta vedanti į mūsų pačių naują savęs patyrimą. Ir jeigu ją leidžiame savo matyti taip vizualiai, tai neatrodo labai plati ar labai didelė ta juosta. Tai gal netgi geriau ir
ir nelabai vizualizuoti. O jausti tą perėjimo, tam tikrų pasirinkimų, vidinių pasirinkimų energiją, vibraciją. Ir taip pat jaučiame, kaip mes esame tarsi tame didesniame savo to didžiosios aš konteineryje ir dar mažesnėme savo ateities aš konteineryje. Vėl esame visiškai vedamos, visiškai susilygiavusios, visiškai saugomos. Ir šalia mūsų atsiranda iš abiejų pusių dar po figūrą, po esybę iš kairės ir iš dešinės. Ir tai yra kiekvieno iš mūsų individualūs mokytojai, meistrai arba sąmonės, kurie prižiūri mus, padeda ypatingai tokiais transformuojančiais, sakykime, transcendentiniais momentais. Ir visam mūsų patyrimui energiją, pagrindą yra paklojusi dieviškoji mama, dieviškosios mamos energijos, dieviško moteriškumo energijos, visiškas priėmimas, malonė, palaikymas, laikymas netgi, tarsi nešimas ant rankų. Ir mūsų dabar prašoma pajausti širdyje tą pasidavimo, atsidavimo, angliškai surrender jausmą. Pasidavimo ar atsidavimo ne kažkam kitam, o dieviškos mamos maloniai, dieviškos motinos maloniai. Ir šitoj vietoj pabūkime ilgiau. Ir pajauskime, kad mūsų ateities aš žino, kaip pasiduoti šiai maloniai, jį jau pasidavusi. Ir mes išjaučiame dabar šį žinojimą. Jis iš karto iškelia tokius dažnius kaip
visiškas priėmimas. Visko, kas vyksta su mumis, mūsų gyvenimuose, mūsų realybėse. Matymas tobulumo savo gyvenimuose. Matymas tobulumo ir absoliučios dieviškos tvarkos. Ir kai mes matome, įžvelgiame tobulumą savo gyvenimuose, savo realybėse, savo įvykių susiklostime, tada ištirpsta bet koks pasipriešinimas. Ir mes iš tiesų galime pasiduoti dieviškosios mamos maloniai, kuri pasireiškia per gyvenimo malonę. Per kiekvienos akimirkos malonę. Per kiekvieno įkvėpimo ir iškvėpimo malonę. Ir tuomet galime pajausti, kad mes jau esame dieviškos mamos rankose, dieviškos mamos širdyje, ar jos malonėje, ir kad ji mus jau neša. Neša per tą tiltą, ar veda kartu su tais meistrais, kurie yra šalia mūsų. Į mūsų aukščiausią ir gražiausią ir tikriausią savęs pačių patirtį. Tokiu būdu mums nereikia nieko daryti, tik būti ir priimti. Ir žinoma, tiltas yra tik metafora. Kita metafora galėtų būti tunelis ar liftas. Nesvarbu, kaip kam patogiau, kaip kam priimtiniau.
Esmė tame, kad mes šio savo priėmimo, pasidavimo ir atsidavimo aktu tiesiog paleidžiame tam tikrą praeitį, tam tikras senas energijas. Ir leidžiame maloningai būti pernešti arba nukreipti į tai, kas mums tikslingiausia, aukščiausia, ten, kur mūsų didžiausias augimas ir potencialo išsiskleidimas. Nes vienos erdvės ir vieni vartai atsiveria lengvai ir paprastai, tiesiog atsiveria ir mes einam. O tam, kad pakliūti į kai kurias kitas erdves, nors jos yra mūsų viduje, reikia tokios šiokios tokios pagalbos ir šiokių tokių dar vidinių pasirinkimų, apsisprendimų. Susijungti su savo aukščiausiu potencialu. Kuris visada buvo ir visada yra mumyse. Ir visada yra mums atvira galimybė pilnam savęs išskleidimui. Ir dabar leiskime savo pasmalsauti, o kokiagi tuomet ta mano aukščiausia trajektorija, tas kelias, kuris atskleidžia, kuris leidžia atsiskleisti mano pilnam potencialui 100%. Kokiu būdu jis atsiskleidžia, kokiu būdu mes išpildome savo patirtis. Kuriom sėklos yra pasėtos. Galbūt jau net labai labai seniai.
Ir čia šitoje vietoje galime pasijausti, tarsi stovėtumėm tokiam lauke, kuris galbūt buvo suartas, jame buvo pasėtos sėklos. Ir dabar žiūrime, kas ten vyksta. Galbūt tai ne laukas, galbūt sodas. Galbūt kažkokia kita erdvė. Galbūt miškas. Galbūt kosmosas, kuriame sudygsta naujos žvaigždės ir naujos visatos. Vėlgi visa tai tik metaforos. Tam, kad lengviau galėtumėm pajausti ir tą pajautimą išversti į mūsų žemiškai sąmoniai suprantamą kalbą, į suvokimą žmogišką, supratimą. O gal tai tiesiog tam tikri informaciniai paketai, kuriuos integruojame į savo žemišką patirtį, į savo žemišką tikrovę, žmogišką tikrovę, materialią realybę. Ir galime dabar pajausti, kad iš šios erdvės, kaip iš tokio galimybių lauko, tas srautas ima tekėti per mūsų širdis į visas 6 išorinės kryptis, iš vidinės į visas išorinės. Ir transliuotis į mūsų subtiliuosius kūnus, į mūsų fizinį kūną ir į mūsų tikrovės, į mūsų tą projekciją, kurią mes jaučiame kaip tikrovę. Tarsi eitų toks didžiulis įvairiaspalvių dažų srautas, kuris perpiešinėtų mūsų tikrovės. Kaip dabar sėdim, matom kažkokį tai savo tikrovės paveikslą, tam tikrą savo ekraną. Ir tas energijų srautas tiesiog viską ima perdaryti, perkurti, perpiešti. Performuoti. Taip pat gali būti, kad tame sraute yra energijų reikalingų kitiems žmonėms. Tai mes jas galime iš karto nukreipti ten, kur jos reikalingos žmonėm, galbūt ne tik žmonėm, gyvūnam, medžiam,
kažkokiom struktūrom, sistemom, socialiniam struktūrom, kažkokiom erdvėm. Ir ateinu dar ir šviesos kalba kartu su šituo srautu. Itirioka ika hija, hija niekatoje te tirieta, sijoka takajoshi etieta. Ahija nakatijo katieta, ahija nakarijoshi yakatoje, tirieka ya tijoshi anamakatosieta, tiekata anamakatoje, tieta, tieta, tieta. Akatosija namakata soja, siriaka yashia, anamakatosija, namakatosiyashia, anamakatosija toja ta, toja kada noja, atiriaka yashia namayakatoje tasieta, inayakatoja, inayakatoyashia, nayakatoyata, makatoja, tiriakata, anamakatosija, anayakata, tikata, tikata, tikata noyashia kata. Ayakatu, tu shiana makatoya. Ikata, ikata, ikata. Yakamasushia, tiana makata suya. Ayakatu, tiriyakia, katayashia, katuya, noya. Dabar vėl savo dėmesiu grįžkime į vidinę erdvę, į kurią šiandien įėjome, ar į kurią buvome įnešti. Ir dar giliau pajauskime šios erdvės vibracijas, dažnius, tas kokybės. Kokios kokybės čia dominuoja, savybės. Ir aš labai stipriai jaučiu šventumo, sakralumo, šventumo dažnį. Malonės dažnį, kaip ir kad jau mes matėme, kad ir be malonės nelabai čia ir pakliūtume. Gali būti, kad kiekvienas mes jaučiame ir tam tikrus individualius dažnius, tik mums būdingus dažnius. Galbūt kažkas jaučia kažkokio džiaugsmo arba kūrybos, arba dėkingumo, arba dar kažkokius kitokius dažnius. Tai dabar mes integruokime šios dažnius aiškiau į savo žmogišką sąmonę, dažnių atpažinimą, pajautimą. Ir suvokime, kad tie dažniai yra mus vedantis dabar šiuo periodu. Mūsų
pilnai potencialo išsiskleidimui ir įsimaterializavimui to išsiskleidimo. Ir dabar užtat visą savo kūrybą, praeities, dabarties ir ateities mes persmelkime, užliejame, pripildome šiais dažniais. Šventumo, malonės, dėkingumo, džiaugsmo, laisvės, pagarbos, nuolankumo ir kitais dažniais, kuriuos jaučiate sklindant iš savo šios šventos erdvės, vidinės šventos erdvės. Tai visą savo kūrybą, kuri buvo, yra ar bus sukurta mintimi, intencija, žodžiu, raštu, veiksmu, darbu, pasirinkimu. Visą ją dabar pripildom šią šviesą, šiais dažniais. Visomis laiko erdvės kryptimis, praeity, dabarty, ateity, visose tikrovėse, paralelinėse, matomose, nematomose. Taip, kad jeigu praeity buvome kažką sukūrę, sakykime, žemesnio dažnio, tai mes dabar tą kūrinį pripildome to šventumo dažnio ir jisai vibraciškai pasikeičia ir arba transformuojasi, arba išsiskaido, ten jau nebesigilinam. Žodžiu, viską persmelkiame savo vidinę šviesą ir vidinėmis kokybėmis. Be abejo, meilė, priėmimas, išmintis, šventumas, dėkingumas, malonė, laisvė, kūryba, pati kokybė, kūrybingumas, kūrybiškumas. Nuolankumas, tobulumas, džiaugsmas, palaima. Malonumas. O kadangi mes tais dažniais ir ta šviesa kvalifikuojam, persmelkiam visą savo kūrybą, tai be abejo tai persmelkia ir visą mūsų realybę. Atleidimas. Vienis. Bendrystė. Laisvė. Ramybė. Taika. Būtis. Tikėjimas. Pasitikėjimas.
Kristaus sąmonė, Kristaus šviesa, Kristaus dažnis. Malonė. Mums nereikia pasirinkti vieno, prisirišti prie vieno. Mes tampame kanalais visai šiai šviesai, transliuotis iš vidaus į išorę, per visus mūsų veiksmus, per visas mūsų intencijas, mintis. Žodžius. Ir šitą galime praktikuoti bet kada, kiekvieną dieną. Perlieti visus savo tos dienos veiksmus iš anksto į priekį arba vakare atgal į praeitį. Visa šia šventa meilė, tiesa, šviesa. Meistriškumu. Taip mes po truputį vis meistriškiau kuriame savo tikrovę iš vidaus. Prisiimame atsakomybę už jos kūrimą. Po truputį didiname savo meistriškumą, gebėjimus prisiimti atsakomybę. Ir gebėjimus būti čia, ta didžiąja, visą ką apimančia savimi. Vienyje su visomis kitomis didžiosiomis visą ką apimančiomis sąmonėmis. Vienyje tai reiškia be atskirties. Bendrystėje. Ir kūryboje. Ir nesvarbu, kad galbūt savo kasdienybėse mes kuriame pakankamai skirtingus ir individualizuotus kūrinius. Ir galbūt juos skirtingai įvardyjame. Ar net skirtingai pateikiame pasauliui. Tačiau būdami, jausdami savo beribiškumą ir vienį su visa ko beribiškumu, su visų kitų beribiškumu, mes suvokiame, kad visų mūsų kūryba gimsta iš
iš to paties vieno šaltinio. Individualizavomės tik tai tam, kad galėtumėm patirti daugiau patirčių, spalvų, atspalvių ir patirti vieni kitus kaip atskirą kitokią kūrybą, kaip didesnė įvairovė. Ir šiandien mes padarėme 2 tokius gražius žingsnius. Tai vienas, leidome sau priartėti prie savo dar neatskleisto potencialo. O kitas prisiėmėm atsakomybę ir panaudojom tą savo potencialą. Prisiėmėm atsakomybę už savo kūrybą, esamą, buvusią ir būsimą, ir panaudojom savo tą potencialą, pradėjom jį atskleisti, tos kūrybos transformavimui arba jeigu tai būsima kūryba, iš karto jos suplanavimui, nukreipimui į aukščiausią mūsų išsiskleidimą, aukščiausią trajektoriją, tai kas tikslingiausia. Taigi įvyko tam tikras vidinis poslinkis, vidinis perėjimas, vidinis pasirinkimas. Ir jeigu nuo šiol mes galime prisiimti vis daugiau sąmoningai atsakomybės už visas tas energijas, kurias sukuriam, kurias paleidžiam į gyvenimą, ir jas sąmoningai pripildyti,
visa ta šviesa, meilė ir visom šventom kokybėm, kurias turime, kurios skleidžiasi per mus. Ir darykime tai labai paprastai, tiesiog leisdami tom kokybėm užpildyti visą savo kasdienybę, visą savo kasdienę kūrybą, kasdienį buvimą ir kasdienį darymą, kasdienį veikimą, kasdienį galvojimą, kasdienius pasirinkimus, kasdienį bendravimą, santykius. Jeigu mūsų prisilietimas būna šventas, kaip ir pasakytas žodis, ar pagalvota mintis, o jeigu kartais pagalvojame kažką netokio švento, visada galime tai persmelkti savo begalinėmis šventomis kokybėmis iš savo širdžių. Nei dabar leiskime visom energijom susiharmonizuoti ir susistabilizuoti mūsų kūnuose, mūsų fiziniuose kūnuose, mūsų subtiliuose kūnuose, mūsų visam energijų lauke. Jeigu tie srautai tampa tokie, kokie yra mums patogus, mūsų fizikai patogus, mūsų fizikai priimtini. Ir dabar įtvirtinkime šios procesus su mantra Aum 3 kartus. Aum. Aum. Leiskime visą savo patirtis Gajai ir visai žmonijai paskleiskime. Aum. Pasidalinkime su visais, kam yra reikalingi mūsų pajautimai, suvokimai, mūsų energijos. Vieno evoliucijai tai gali būti didžiulė pagalba, tiesiog pasidaliname. Padėkojame visiems meistrams, Gajai ir dieviškajai motinai ir savo širdim, savo širdžių vartams ir visiems kitiems žvaigždžių vartams, su kuriais šiandien susijungiame bendrame sraute. Padėkojame beribiam, begaliniam ir amžinam šaltiniui, kurio sąmonės dalimis mes esame. Padėkojame savo ateities aš,
Ir pakviečiame šias energijas bendradarbiauti su mumis ir toliau mūsų kasdienybės. Ir padėkojame savo vidiniam meistrui, vidiniai meistriai, kuris stiprėja nuo to, kuo mes daugiau prisiimame atsakomybę už savo gyvenimą, už savo gyvenimus. Ir padėkojame vieni kitiem, vienos kitom. Ačiū. Ačiū. Ačiū.